Sulaukęs brandaus amžiaus, šuo tampa ramesnis ir jautresnis, todėl jam reikia daugiau dėmesio ir švelnesnės priežiūros. Su amžiumi lėtėja medžiagų apykaita, mažėja energijos poreikis. Tad mityba turi būti visavertė, bet mažiau kaloringa. Rinkitės maistą su lengvai virškinimais baltymais, mažiau riebalų ir daugiau skaidulų. Jos padeda virškinimui. Naudingi omega-3 riebalų rūgštys bei papildai, kurie palaiko sąnarių veiklą ir lankstumą. Fizinis aktyvumas vis dar svarbus. Geriau trumpesni, bet dažnesni pasivaikščiojimai, vengiant šuolių ar bėgimų kietų paviršiumi. Lėtas ėjimas ar plaukiojimas puikiai padeda palaikyti raumenų ir sąnarių veiklą. Vyresniam šuniui labai svarbi rutina ir stabilumas. Reguliarus šėrimo, pasivaikščiojimų bei poilsio grafikas suteikia saugumo jausmą. Reiktų dažniau tikrinti dantis, nagus, ausis ir kailį, o prastėjant regai ar klausai nekeisti namų aplinkos. Svarbiausia emocinis ryšys, švelnus bendravimas, paglostymai ar buvimas kartu padeda išlaikyti gerą nuotaiką ir gyvenimo džiaugsmą. Trumpai tariant, šuo senjoras tebėra tas pats ištikimas draugas. Jam tiesiog reikia daugiau šilumos, kantrybės ir supratimo.